Trys, du, vienas, action. Ponai ir ponios, šįvakar buvote pakviesti į vieną ir vienintelį tokį renginį. Čia visi susirinkote bendru tikslu. Žaisite mafiją. Priešais jūs esantis vokas slepia jūsų šio vakaro tapatybę. Atverskite ir pažiūrėkite jį nerodydami kitiems. Medikas, civiliai, šerifas arba mafija. Pasiruoškite. Pradėsime už 20 sekundžių. Ankstų drėgną rytą pabunda miestelis. Atsikelia gyventojai. Šis miestelis neįprastas, nes kiekvieną naktį juos aplanko mafija. Todėl, kai ateina naktis, niekas neskuba miegoti. Visi saugiai užsirakina. Jaukiai įsitaiso namuose, bet miegas visada ateina. Ir miestelėnai užmiega. Ar visi miega? Gal ir taip, bet net jei ir miegojo, dabar pabudo mafija. Mafija. Išsirinkite vieną gyventoją. Kas taps šios nakties auka? Ar jau išsirinkote? Mafija grįžta į savo gilų miegą ir nebeatsikelia iki ryto. Bet tuomet ilgai vartęsis nuo šono ant šono pabunda medikas. Išsirinkite vieną žmogų. Ar manote, kad šiam žmogui reikia pagalbos? Medikas užmiega. Pabunda šerifas. Naktis rami, bet jis žino, kad taip nėra. Kaip manai, kas šią naktį drumstė ramybę nešvariais darbais? Gerai, šerifas užmiega, bet negauna ilgai pamiegoti, nes pabunda visas miestelis. Vakar naktį miestelyje mafija sužydė vieną gyventoją, bet medikas atskubėjo į pagalbą laiku ir jį išgydė. Šerifos mafijos nesugavo, tad, brangieji miestelėnai, viskas jūsų rankose. Balsavimas prasideda dabar. Jūs išbalsavote miestelio mediką. Sėskitės. Visi lieka savo vietose. Žaidimas dar tik prasidėjo. Miestelis po pirmojo mafijos pasirodymo sunerimsta, bet naktis ateina ir visi su viltimi, kad viskas greitai baigsis, užmiega. Pabunda mafija. Išsirinkite auką. Ačiū. Mafija užmiega. Pabunda šerifas.
Šerifo įtarimai vėl nepasiteisina. Šerifas užmiega ir po ilgos baisios nakties pabunda visas miestelis. Vakar naktį mafija nužudė mūsų civilį. Miestelėje liko tik 3 žaidėjai. Vienas iš jų civilis, kitas šerifas, o trečias mafija. Išbalsuokite vieną žmogų. Kas yra mafija?